Sveiki atvykę į trigonometrijos pasaulį. Šiandien mes susipažinsime su trimis pagrindinėmis trigonometrinėmis funkcijomis – sinusų, kosinusų ir tangentų. Sužinosime, kaip jos apibrėžiamos, kaip atrodo jų grafikai ir kaip jas galime panaudoti spręsdami lygtis. Pradėkime. Įsivaizduokite vienetinį apskritimą. Tai toks apskritimas, kurio spindulys lygus vienam. Ant šio apskritimo kraštinės pasirenkame bet kokį tašką P. Jei nubrėšime liniją iš taško P į koordinačių pradžią, gausime spindulį, kuris su teigiama x ašies dalimi sudaro kampą alfa. Šio stačiojo trikampio pagalba galime apibrėžti trigonometrinės funkcijas. Kampo alfa sinusas yra lygus priešingo kampo statinio ilgiui padalintam iš įžambinės ilgio. Kosinusas yra lygus prie kampo esančio statinio ilgiui padalintam iš įžambinės ilgio. O alfa kampo tangentas yra lygus priešingo kampo statinio ilgiui padalintam iš prie kampo esančio statinio ilgio. Taigi sinusas, kosinusas ir tangentas yra tiesiog taško P koordinatės arba jų santykis. Dabar pažiūrėkime, kaip atrodo šių funkcijų grafikai. Jie vadinami sinusoidė, kosinusoidė ir tangentoidė. Visų šių funkcijų grafikai yra periodiniai. Tai reiškia, kad jie kartojasi tam tikrais intervalais. Sinuso ir kosinuso periodas yra 2π, o tangento π. Amplitudė yra didžiausias nuokrypis nuo vidurio linijos. Sinuso ir kosinuso amplitudės yra lygios vienam. Dažnis parodo, kiek kartų grafikas pasikartoja per vienetinį intervalą. Trigonometrinės lygtis galime išspręsti ir grafiškai. Pavyzdžiui, norėdami išspręsti lygtį sinus x lygu 1/2, nubrėžiame sinuso grafiką ir horizontalę tiesę y lygu 1/2. Jų sankirtos taškų koordinatės x ir bus lygties sprendiniai. Šiandien susipažinome su sinusu, kosinusu ir tangentu, trimis pagrindinėmis trigonometrinėmis funkcijomis. Išmokome jas apibrėžti, brėžti jų grafikus ir spręsti paprastas trigonometrinės lygtis grafiškai. Nepamirškite įtvirtinti įgytas žinias, spręsdami praktinius uždavinius, kuriuos galite rasti www.dusėja.lt svetainėje, o kitoje pamokoje mokysime spręsti racionaliasias lygtis. Iki greito!